Didžiąją dalį akmenų sudaro kalcio oksalato akmenys. Jie gali augti prisitvirtinę prie inksto papilos ar menka aerodinamika pasižyminčio inksto ertmėje. Pažiūrėkime, kaip viskas prasideda. Kalcio oksalato akmenys formuojasi, kai šlapimas yra persotintas didelę kristalizaciją skatinančių medžiagų, pavyzdžiui, oksalato ar kalcio koncentracija, o kristalizacijos inhibitorių koncentracija maža. Formuojantis papiliniam akmenims, procesas prasideda nuo rotelio pažeidimo, kurį sukelia oksidacinis stresas, disbalansas tarp prooksidantų, tokių kaip laisvieji radikalai, ir antioksidantų. Dėl rotelio pažeidimo gali atsirasti mineralų nuosėdų, vadinamųjų randalo apnašų. Šioms susidūrus su persotintu šlapimu gali formuotis ir augti įsitvirtinęs kalcio oksalato lizdas. Į Lead Control pH Balance sudėtį įeina unikalus toliau nurodytų inhibitorių ir antioksidantų derinys – fitatai, magnis ir polifenoliai. Antioksidacinė polifenolių veikla padeda neutralizuoti laisvuosius radikalus, taip sumažindama uždegimą, apsaugodama rotelį ir padėdama išvengti randalo apnašų susidarimų. Persotintame šlapime kalcis ir oksalatas suformuoja netirpų kompleksą, kuris tampa kristalų branduoliu ir gali išaugti į matomą akmenį. Siekiant išvengti šio kristalizacijos proceso, fitatas ant kristalo paviršiaus susijungia su kalciu, taip neleisdamas kristalams augti ir kauptis. Tuo tarpu magnis jungiasi su oksalatu, suformuodamas magnio oksalato kompleksą, taip sumažėja oksalato, iš kurio galėtų susiformuoti kalcio oksalato kristalai, koncentracija. Fitatas, magnis ir polifenoliai veikia sinergiškai, neleisdami susidaryti kalcio oksalato akmenims. Lead Control pH Balance neleidžia susidaryti kalcio oksalato akmenims, užkerta kelią nežinomų akmenų susidarimui, nepakeisdama šlapimo pH, ir užkerta kelią pooperaciniams komplikacijoms, neleisdamas likusiems fragmentams vėl išaugti akmenis. Devic Care – pažanga ir atsidavimas gydant akmenų ligas.